Lietuviai vis dažniau skundžiasi tarnyboms dėl nupirktų naudotų automobilių su defektais. Ekspertai sako, kad apgaudinėjama tiek pat, tiesiog žmonės darosi sąmoningesni. Kokius defektus nesąžiningi pardavėjai slepia ir ką daryti, jeigu kažką apgavo, pasakoja Vytautas Dumbliauskas. Naudotas automobilis Lietuvoje registruojamas maždaug kas 4 minutės. Regitros skyriuose darbo netrūksta, perkami ir 2 ir 20 metų automobiliai. Pirkėjai neslepia, kaip pardavėjai bando juos apgauti. Telefonu susikalbam, girdim, mašina tvarkinga, mašina dėra, atvažiuojam, mums sako viską tą patį, mes matom, kad lavonas stovi jau. Tai net nėra ką žiūrėti, apsisuti, pasižiūrėti tą žmogų. Jisai pats viską supranta, bet nori žmogus užsidirbti paprasčiausiai. Iš mūsų, iš paprastų žmonių. Panašių istorijų pasakoja ir kiti. Defektų daug, kalbi su žmogum, sako viskas gerai, atvažiuoja žiūrėti mašiną, tai ir išlenda tie defektai. Tačiau yra pirkusių Lietuvoje ir patenkintų. Kaune. Turgui? Taip. Ir Pasitaikė, kaip pirkinys geras? Neblogas. Negedo? Ne. Ne. Tokių nebuvo defektų. Ten stabdžio kolodėlis pakeičiau ir viskas. Viskas gerai. Į turgų važiuotumėt? Lietuvoje? Su patikra, taip? Vis dėlto vartotojų teisių apsaugos tarnyba pastebi, kad šiemet ženkliai padaugėjo į juos besikreipiančių žmonių, kurie nusipirkę naudotą automobilį pasijuto apgauti. Per šiuos metus mes turime beveik 180 prašymų dėl naudotų automobilių. Galimai tas skaičius neatrodo įspūdingas, bet nuo praeitų metų tai padaugėjo net 50%. O tai yra esmingas, brangus pirkinys. Dauguma tokių kreipimųsi baigėsi vartotojo naudai, tačiau toli gražu ne visi. Didžiausia problema, kai pirkėjas nesigilina į priėmimo perdavimo aktą. Jeigu pasirašėte ir varneles sudėjote, tai dėja. Tai tikėtina, kad pardavėjas pademonstravo, parodė, kur tie trūkumai, o atėjus pas mus teigiate, kad nematėte. Reikia to atidumo. Žiūrėkite, kur pasirašote ir sudedate varneles. Tačiau sukčių apgautiems automobilių pirkėjams padedantys verslininkai su tuo nesutinka. Sutartyje sudėtos varnelės dar nereiškia, kad pirkėjas liks ant ledo. Nurodė problemą, kad yra, imkim, vairavimo problema. Tai konkrečiai ir nurodykit, ar vairo stiprintuvas neveikia, ar vairo traukia sugedus, ar dar kažkas. Turi būti konkrečiai nurodyta problema, dėl ko yra pažymėta varnelė. Ta dėja daro nesąžiningi pardavėjai, sudeda visas varneles ir neva informavo. Ne, nieko panašaus. Tačiau ekspertai įsitikinę, kad apgautų žmonių yra kur kas daugiau nei kreipiasi į vartotojų teisės. Realiai žmonių, kurie susiduria su nekokybiškais automobiliais, turėtų būti žymiai daugiau. Ir čia, sakyčiau, netgi ne kartais, o turbūt 10 arba 100 kartų daugiau. Dažniausiai slepiami defektai nesikeičia. Nepasakoma, kas blogai su brangiausiai remontuojamomis dalimis. Varikliu, pavarų dėže. Variklis būna prašildytas, pavarų dėžė prašildyta, atrodo viskas gerai, palieka per naktį, ryte automobilis nesikuria. Ir tada jau pradeda ieškoti, kame problema. Veža į servizo, ten sako, dėja tenka pripažinti, kad variklis buvo arba medaus pripilta, arba prašildytas, arba, žodžiu, padaryta ir tas, ir tas. Tačiau labiausiai kaltas tas lietuvių noras už kuo mažiau nusipirkti kuo geriau. Lietuviai už turimą biudžetą nori įsigyti kuo naujesnį automobilį. Ir problema yra ta, kad tada metai pasidaro svarbiau negu automobilio kokybė ar automobilio stovis, būklė. Specialistų patarimai paprasti, tikrai daug skelbimų galima atmesti jau vien jį pažiūrėjus. Kuo mažiau nuotraukų ir informacijos, tuo įtarimas turėtų būti didesnis. Pasiskambinam pardavėjui. Ar pardavėjas sako, neklausinėk, viskas gerai, ar pardavėjas labai aiškiai viską papasakoja, pakviečia apžiūrėti, ar yra VIN kodas. Jeigu jo nėra, ar pardavėjas jį atsiunčia. Jeigu neatsiunčia, vadinasi, yra priežastis ir atsisveikinam. Jeigu atsiunčia, tai tikrinamės autoistoriją platformoje, tų platformų daugybė. Net ir patikrinus istoriją ir automobiliu pasivažinėjus, vis tiek būtina nuvežti jį patikrinti pas rimtus meistrus. Jeigu turit patikimą servisą, tikrinkite ten, bet jeigu automobilis virš 10-15 tūkstančių, labai rekomenduoju važiuoti autorizuotą servisą. Taip, ten bus brangiau, galbūt ir iki 100 eurų, bet tai gali padėti sutaupyti keletą tūkstančių ir dar su daugiau informacijos papildomos supažindinti, ko Petro garažas tikrai nepadarys. Dar keli patarimai. Nerodykit užsidegimo pirkti, tai numuš pardavėjo lankstumą derybose, o prieš pirkdami apžiūrėkite bent kelis automobilius. Vytautas Dumbliauskas, Andrius Kalskas, Vilnius.